etapas labai geras, pavyko išstartuoti labai puikiai, tai iškart po pirmo posūkio tai buvo toks atodusis, nes starte buvo labai didžiulis jaudulys, nes prieš tai varžybose aš čia blogai startavau ir visas važiavimas gavos labai blogai, bet dabar turėjau labai gerą startą ir visą važiavimą tiesiog pirmus ratus stengiausi atsiminti trasą, nes labai sudėtinga, labai daug posūkių, tai buvo labai sunku atsiminti, bet po to, kai atsiminiau trasą ir pavyko padidinti tempą, tai buvo faina važiuoti, tikėjausi, kad bus blogiau, bet gavos geriau. Pirmus ratus su Džiugu šiek tiek teko pakovoti ir į pabaigą taip padariau tokią klaidą per medį, priekis paslydo ir griuvau, bet viskas gerai, nesužalojau ir toliau spaudžiau. Žiauriai sunku iš tikro buvo, labai išmusta trasa, ranka žiauriai jau į galvą pradėjo skaudėti. Bet patinka man tokios trasos, tai ir gerai sekėsi. Kuo jinai skiriasi nuo kitų trasų, kad šitą patinka? Endurinė. Vieną žodį pasakysiu, endurinė. Nėra ten motokrosinių smėlių, tramplinų kažkokių, tai tiesiog viena vėža, posūkiai, akmenai, rastai, liuks. Patinka. Šiandien sekėsi prastai, turėjau žiauriai prastą startą, kas yra kritinė klaida šitoj trasai. Nesakyčiau, kad 4,5 skirta trasa, bet negaliu čia vadinti pasiteisinimu, vis tiek turiu mokėti važiuoti. Šiandien Domantas buvo kitam pasaulyje, bent jau iš mano pusės. Aš kaip ir buvau prasivažiavęs, bet daug kartų griuvau ir tiesiog labai nesisekė važiuoti, o ant galo dar ir buvo mešlungių karalystė. Tiesiog traukė tai ranką, tai pilvą, tai dūrę, tai dar kažkas, tai važiavau tikrai kaip pensininkas, nes jaučiausi kaip pensininkas. Tai va, tai dieną vertinu nelabai gerai, bet bent jau džiaugiuosi, kad suvažiavau šitą etapą ir dabar liks tokie krosiškesni etapai, sakyčiau, tai gal bus mano naudai. Šiandien sekėsi kaip ir neblogai, startas buvo geras, ne paskutinis išvažiavau, paskui ten Robertas iš komandos biškį gudresnę trajektoriją paėmė mus su Latviju atvijo, dar trečias važiavau, paskui padarė klaidą Robertas, antras ir galiausiai miške Latvis padarė klaidą, jį prasilenkiau ir tada jau laikiausi iki galo, kiek galėjau. Trasa buvo mažiau greita, labiau išgyvenimas. Miškas galėjo bet kuriuo momentu nutraukti varžybas, bet kuriam ir pasibaigti viskas. Daug kelmų, daug akmenų, reikėjo labai susikoncentruoti stipriai. Ir važiavom, ir davažiavom.